Mes ir vėl kviečiame žiūrėti laidą Gyvenu čia. Televizija per visus 2011 metus kvietėsi į diskusijas įvairius politikus. Šiuo kartu pažvelgsime į svarbiausius visus mums rūpimus įvykius. Retkarčiai žvilgtersime į to meto aktualijas kartu su nepriklausomos Lietuvos pirmąja premjere profesore Kazimiera Prunskiene. Sveiki gerbiami televizijos žiūrovai, mes ir vėl susitinkame laidoje Gyvenu čia. Per visus praėjusius 2011 metus INI televizija kvietėsi į diskusijas įvairius politikus, atkreipdami dėmesį į visiems mums rūpimus klausimus. Pasibaigus 2011 metams ir žengiant į naujuosius, mes dar kartą pažvelgsime į svarbiausius praėjusių metų įvykius su mūsų studijos viešnia, nepriklausomos Lietuvos pirmąja premjere profesore Kazimiera Prunskiene. Sveiki, profesorė. Labadiena. Jūs neseniai spaudoje su kitų partijų vadovais diskutavote, koks praėjusių metų įvykis labiausiai reikšmingas. Buvo įvairių pasisakymų ir skirtingų nuomonių. Pristatykite mūsų laidos žiūrovams savo nuomonę ir argumentus šiuo klausimu. Taip, iš tikrųjų, Lietuvos žinios apklausė partijų vadovus, kokie jų akimis žiūrint yra svarbiausi įvykiai, ką jie patys yra nuveikę per praėjusius metus. Tikrai, manau, labai protinga apklausa ir svarbi. Taigi, mano įsitikinimu, jeigu kalbėti apie vieną svarbų įvykį, tai šiuo atveju teko paminėti, kaip bebūtų apmaudu, įvykį, kuris sukrėtė Lietuvą, tai yra Snoro banko nacionalizavimas ir jo privatizavimas. Iš tikrųjų, tai svarbu ne tik dėl paties banko, kurį laikėme Lietuvos banko, ne užsienio bankų turinčių čia padalinį, bet svarbu todėl, kad labai daug žmonių ir įmonių nukentėjo dešimtimis tūkstančių ir aišku, kad tai turės ilgalaikės pasiekmes. Kuriam laikui buvo sutrikę atsiskaitimai, o be to tie deponentai, tai yra žmonės, kurie turėjo indėlius arba įmonės turėjusios sąskaitas, prarado nemažai pinigų, jeigu jų buvo daugiau kaip 100 000 eurų. Jeigu kas nors, darydamas verslą buvo sukaupęs tų lėšų, arba žmogus kaupė, tarkim, būstui statyti ar kokiam kitam svarbiam reikalui ir turėjo jų kiek daugiau, tai aišku, kad patyrė didelę skriaudą, didelį smūgį ir ypatingai verslas, kuris galėjo dėl to ir nukentėti bankrutuojant. Tai šitos pasiekmes bus jaučiamos ilgokai, o ta tema dar purtys Lietuvą, jos valdžios institucijas, manau, kad ne vienerius metus. Tokie klausimai šiaip savo nepraeina, bet to tai buvo toks signalas, kuris privertė žmonės pamastyti, kiek yra saugu bankuose laikyti pinigus ir tikrai apmaudu, kad bankai prarado dalį resursų, nors iš tikrųjų ir toliau stabiliai dirba ir tokios grėsmės nėra. Ir apmaudu dar ir dėl to, kad nėra labai aiškiai įrodyta, kad toks kelias, kurį pasirinko vyriausybė šio banko atžvilgiu, jį nacionalizuodama, o paskui paskelbdama jo bankrotą, buvo pats racionaliausias arba vienintelis įmanomas, jeigu galvoti ne tik apie banką ar, tarkim, jo daromus pažeidimus ar jo likvidumo silpnumą, bet galvojant apie pasiekmę žmonėms ir verslui. Tai čia, žinoma, yra įvairių nuomonių ir kol nebus tas klausimas giliau ištyrinėtas, apmaudu, kad Seimui nebuvo galbūt ne tai, kad leista, bet paprasčiausiai valdanti dauguma to nepadarė, Seimas komisijos nesukūrė ir, gal ir ta komisija irgi nėra aiškiaregė, nebuvo aiškiai žmonėms pasakyta, kokios to priežastys ir kiek jos yra tik siaurai galiojančios vienam vieninteliam Lietuvos bankui. Aš žinoma susipažinau ir su kitų politikų nuomonėm,
Vat štai žinoma įdomu buvo žinoti, ką galvoja premjeras Andrius Kubilius, vadovaujantis valdančiai konservatorių partijai. Reikėtų iš karto dėl teisybės pasakyti, kad Lietuvos valstybės skola ir toliau augo. Mes nekartą apie tai kalbėjomės čia šioje laidoje ir nekartą aš esu pati minėjusi, kad nuo 16 milijardų 2008 Lietuvos skola šių metų pabaigai, tai yra atsiprašau, praėjusių metų pabaigai, pasiekė beveik 42 milijardus. Labai stipriai išaugo tame tarpe ir per praėjusius metus. Ir kad tas subalansavimas ir, tarkim, vėlgi pristabdytų pensijų sugrąžinimo įsipareigojimai, jie yra tiesiogiai susiję su skolų didinimu, o džiaugtis pensijų grąžinimu, kai jos buvo sustabdytos ir žmonės dėl to kentėjo, tai irgi galima tik tai sąlyginai. Kai kurie politikai džiaugiasi, pirmoji įvykių minė krepšinio čempionatą vykusi Lietuvoje. Aišku, tai labai puikus įvykis, jeigu dar rezultatai būtų buvę Lietuvai geresni, bet vis dėlto sakyčiau, kad ekonominiai sukrėtimai, jie ilgiau yra galiojantis ir turbūt reikšmingesni mūsų gyvenimui. Šalia smagių ar mažiau smagių krepšinio laimėjimų. Galbūt nepradėkime laidą, jau pradėjome ant tokių niurių galbūt gaidų, bet pereikime prie to, kaip sakėte, krepšinis džiugino visus, pergalių trūko. Gal galėtumėt pasakyti, kas jūs labiausiai 2011 metais pradžiugino? Kokius jūsų pačios nuveiktus darbus laikote svarbiausiais ir ką jie duoda Lietuvai? Aišku, kad labai jau pradžiuginti mano darbai gal negalėjo dėl vienos priežasties, kad mums netaip labai sėkmingai pasisekė savivaldybių rinkimai, turi minti Lietuvos liaudies partija. Žmonės vis dar negalėjo atskirti mūsų partijos nuo valstiečių liaudininkų, su kuriais 6 metų mes dirbome vienoje komandoje, o paskui atsiskyrėm. Ir liaudies partijos dar mažai žmonės žinojo, mažai ją identifikavo ir su mano, ir su kitų mano kolegų veikla. Bet vis dėlto mes dalyvavom politiniam gyvenime ir ne tik tai su laidomis, bet taip pat ir per žiniasklaidą, per įvairias kitas priemonės, tiesioginio bendravimo būdu dirbome, diskutuodami strateginiais klausimais, siūlydami, atvirai kalbėdami ir kritikuodami ne dėl to, kad norisi vyriausybė visiems pakritikuoti, o dėl ten ir tais klausimais, kur iš tikrųjų matėm, jog reikia daryti kitaip. Ne veltui mūsų rinkimų šūkis buvo, turi būti kitaip, nes matėm daugybę tų klaidų ir kaip taisyklė tie įspėjimai, tie pasiūlymai, rekomendacijos daryti kitaip, jie per eilę mėnesių ar per kokius metus parodo, jog taip ir reikėjo elgtis. Noriu paklausti, vieni džiaugiasi, kad krizė suvaldė, o skola didėja, bet jūs, kiek žinau, ir dirbote, ir nuveikėte darbus. Aš pirmiausia akcentuoju, kad sėkmė, socialinė mūsų gerovė kyla iš ekonomikos sėkmės. Ir šiandieną be galo yra svarbu, kad mūsų įmonės, kada vidaus rinka yra ribota, ją veržysi taip pat kitų valstybių prekės, kad mes turėtumėm daugiau galimybių eksportuoti, pagaminti, uždirbti, turėti darbo vietas ir parduoti. Tai šia prasme aš nesidėjau rankų sudėjus. Stengiausi padėti įmonėms, kuriems strigo ir ne vieną kartą strigo eksportas į kitas šalis, pavyzdžiui, maistininkams eksportas į Rusiją, taip pat Rusijos regionuose, Kazakstane, kitose šalyse. Dirbau išvalgydama galimybės lietuviškam verslui, įvairiems sektoriams ir pramoniniam, pavyzdžiui, aprangos tekstilės sektoriui, su Baškirija pradėjom bendradarbiauti, tikiuosi, kad ten susiformuos, jie patys taip mano, iš abiejų pusių daugiau galimybių mūsų įmonėms parduoti, taip pat daugiau srautų jau šiemet turėtų ateiti ir per porą metų tie srautai augo, turizmo srautai į Lietuvą. Iš Rusijos, manau, kad būtų labai apmaudu, jeigu rusų turistai, poilsiautojai važiuotų į jiems tuo tarpu dar prioritetinės ES šalis, tai yra Suomija,
Latvija, Rumunija, Bulgarija, kur iki šiol lengviau jie sugebėdavo gauti vizas ir jiems galbūt buvo iš anksto žinoma, kad tos šalys, jų gyventojai, daugiau mažiau jas mėgsta. O Lietuvoje mūsų dabartinė valdžia sudarė įspūdį bent jau Rusijoje, kad Lietuvoje jų nemėgsta. Tai, manau, mūsų kaip politikų, kurie net nesergam rusofobiją ir nevaidinam prieš publiką, kad kovojam prieš rusus arba prieš praeitį, mums yra labai svarbu ir manau, kad reikalinga sklaidyti tas nuotaikas, iš tikrųjų praktikuoti gerą kaiminystę, o ne tik tai turėtų užrašyta mūsų valstybinėje strategijoje. Profesorė, darbais, bet žinau, kad jūs lydi ir gausi šeima. Kasgi buvo maloniausia gausios šeimos aplinkoje? Šiemet skirtingai nei pernai, man anūkų daugiau negimė, aš jau turiu 9, mielai sulaukčiau dar ir 10 iš 3 vaikų, bet 9 taip pat, 3x3 yra nemažai. Ir aš to labai džiaugiuosi. Turėjau šiek tiek progų daugiau negu galbūt prieš keletą metų su jais bendrauti, ypač ir todėl, kad jau 4 anūkai, 2 vyriausieji vaikinai ir 2 sūnaus dukros, jau yra suaugę žmonės ir bebaigiantis arba bestudijuojantis universitetuose ir su jais galima padiskutuoti. Vyriausias yra teisininkas, kiti ekonomistai, taip kad ir mano vaikai ir anūkai yra mano veiklos partneriai. Ir smagu ir savo patirtį perduoti ir jų jaunų minčių ir kartais visai taiklių, racionalių, išgirsti, priimti dėmesin, kartu dirbti. Pažvelgia mūsų su jumis pokalbius laidose, o jų buvo tikrai nemažai, turime pripažinti, kad jų tematika gan plati. Nuo politinių iki labai konkrečių praktinių temų. Kokias jūs pati skirtumėt, kurios jūsų aktualiausios Lietuvai? Pastaraisiais metais mes visi, ne tik politikai, bet ir žmonės, ypač inteligentija, viešai kalbantys žmonės, vis pastebi mūsų valstybės institucijų, jų vadovų, politikų kompetencijos stygių. Žinoma, tai galioja ne visiems, bet dėja tai labai aiškiai matyti. Ir dėl to priimami sprendimai kartais būna kontraproduktyvūs, duoda neteigiamas, o atvirkštinės neigiamas pasiekmes. Apie tai mes šiek tiek irgi kalbėjom ir laidų buvo. Aišku, nepaprastai yra svarbios ekonominės temos. Jų mes turėjom taip pat nemažai su kitais pašnekovais. Ir iš ekonomikos, žinoma, kyla ir socialinės gerovės dalykai, bedarbystė arba užimtumas, tai yra 2 to paties medalio pusės, taip pat žmonių pajamų lygis, skurdas arba gerovės didėjimas, ką žymiai maloniau minėti ir stebėti, nei kad į vargą patekusius žmonės. Tie dalykai yra labai aktualūs ir reikia matyti ir į vieną, ir į kitą pusę ir ieškoti būdų, kaip išeiti iš tos situacijos, iš to nuosmukio, užtikrinti ekonomikos augimą ir to išdavo socialinę gerovę. Nes socialinę gerovę paskolų dėka, galima kuriam laiku užtikrinti, bet neišvengiamai šitą lasdą muš antruoju savo galu. Taigi, pirmiausia, galbūt mes galėtum prisiminti dar nelabai senai buvusią mūsų laidą. Trumpam palikime studiją ir persikelkime į laidą. Kaipgi Lietuva renkasi savo lyderius? Profesorė Krunkienė, iš tikrųjų, žurnalistinis produktas yra prekė, kurią šiandien Lietuvoje norima parduoti bet kokią kainą ir tam labai patogu. Sugalvok apie žmogų kažką, nesvarbu tas yra ar nėra, ir prekė bus perkama. Kiek jums pačiai... Už gryną pinigą galima sakyti. Už tikrą. Šiaip jau žurnalistikos dėsnis sako, negalima kurti naujienų. Bet kai žurnalistika pradeda kurti naujienus, tada jau iš karto kyla įtarimai, tačiau vis dėlto kiek jums pačiai gyvenime teko susidurti su tuo, kad apie jūs kūrė naujienas? Manau, kad galbūt esu viena iš tų,
kieno adresu daugiausiai buvo kuriama tokiam plačiam diapazone. Nuo pripažinimo, beveik garbinimo Sąjūdžio pradžioj, kai mano reitingas ilgą laiką buvo pirmasis ir pirmos vyriausybės metu, kada, iš tikrųjų pirmasis, apie 70% ir daugiau, kada aš laimėjau 74% balsų prieš 3 solidžius vyrus pramonės atstovus, eidama į TSRS kongresą, man atrodė, tik 74, vadinasi 26 manęs nepalaikė. Taip, tai buvo blogas, man atrodė, rezultatas. Kaip taip galėjo būti? Ir iš tikrųjų tai buvo labai aukštas rezultatas ir iki pat atsistatydimo ir dar po jo mano reitingas tuomet buvo pirmasis. Laikraščių gali užmušti mūsų politiką. Tai iš ties žurnalistai politikos atžvilgių turi daug galių ir daug įtakos, bet jų pilietinė esminė funkcija informuoti visuomenę, informuoti piliečius. Ar tas pavyksta Lietuvoje, sakyčiau, kad dėja ne. Ir aš pats savo asmeniškai turiu tam tikrą lakmusą, pagal kurią galėčiau ir bandau spręsti apie žurnalistikos kokybę. Tai yra, šiandien šiais laikais interneto žiniasklaida yra vienas esminių kanalų. Ir kuo toliau ateityje jis bus dar svarbesnis ir reikšmingesnis. Bet tokių komentarų internetinė žiniasklaida kaip Lietuvoje, švelniai tariant, nėra ne vienoje civilizuotoje pasaulio šalyje. Na ir mes grįžtame po trumpos pertraukėlės ir manau vėl tęsame toliau pokalbį su mūsų viešinė profesorė Kazimiera Prunskienė. Profesorė, manau, kad verta prisiminti mūsų laidas apie ir ekonomiką, ir ekonominius ryšius. Jūs, profesorė, nekartą kalbėjote apie tai, apie Lietuvos ekonominius ryšius su Rusija plėtojimą. Kaip manote šios temos tolimesnę praktinę raidą? Kur link krypsta pasaulis ir Lietuva? Taip, iš tikrųjų, aš pati daugelį metų, gal iki pastarųjų beveik, daugiausiai orientavausi į darbą ekonomikos srityje su ES šalimis. Aš pati esu dirbusi mokslinį darbą, rašiusi disertaciją, bendravusi ypatingai su Vokietija. Mokslininkais, politikais, netgi verslo žmonėms, žiniasklaida, krikščioniškom, moterų organizacijom. Puikiai pažįstu tą šalį ir daug dirbau per pirmosius pusantro gal dešimtmečio, beveik 2 dešimtmečius su ta šalim, padėdama Lietuvos verslui susikalbėti, rasti partnerius Vokietijoje ir atvirkščiai. Diskutuoti konferencijose įvairiausiomis temomis, pati daugybę tų konferencijų organizavau, bet visada prisimindavau, kad yra ir kita pusė, yra ir į tai, bent jau į konferencijas tikrai tekdavau pakviesti. Bet į tą kryptį mes jam, žinoma, nelengvai, tačiau nuėjom pakankamai toli, tapome ES nariais, mūsų ir politikai pirmiausia, bet taip pat ir stipresni verslininkai neblogai įsisavino tas galimybės, kurios yra vakarų Europoje, ES rėmuose. Bet štai dabar atėjo tokie laikai, krizė mus pamokė, kad negalima eiti tik viena kryptim, kad galimybių yra ir kitur. Ir kada, sakysime, šiandien vis sunkiau yra įsiterpti vakarų Europos rinkose, nes ir ten pasidarė labiau ankšta ryšium su ekonominė krize, tuo tarpu rytų šalys pakankamai neblogai atlaikė tą krizę, netgi Rusija, tą patį pasakyčiau dar galbūt konkrečiau apie Kazakstaną, netgi Kinija ir Indija, ir to šalys taip pat palaipsniui stiprėja. Ir dėl tos pačios Rusijos rinkos konkuruoja stambios vakarų šalys. Pažiūrėkit, kiek Vokietija dirba su Rusija, pati mano pažįstama Angela Merkel, premjerė, kiti politikai. Ir čia mes, būdami kaimynais, negalim pražiopsoti tos galimybės dirbti šiuose rinkose. Juo labiau, kad ir ten per tą laiką žymiai toliau nueita, įsisavinant ir rinkos principus. Rusija ruošiasi į pasaulio prekybos organizaciją, štai pagaliau sulaukiau ir vieną kitą antrintoją, tai yra
spaudoje pasirodo straipsnių palaikančių tą poziciją, nes girdi verslininkų žodį, kad jie laukia, kada Rusija įstos į pasaulio prekybos organizaciją ir kada muitų klausimai lengviau spręsis, apribojimų bus mažiau, jiems lengviau bus judėti ir žymiai pelningiau bus dirbti be tų apribojimų toj dideliai augančioj, stiprėjančioj rinkoj. Jo labiau, kad galim susikalbėti, jo labiau, kad mus, na, sakyčiau, ne tik pažįsta, bet ir pakankamai gerbia, kaip, na, ES šalies, pagaliau ir iš praeities turbūt tos pagarbos dar yra pasilikę ir gerų ryšių. Tai čia, manau, gal ir ne ekonomistui, o ypač verslininkui nesunku suprasti, ypač kai verslininkai turi tą interesą. Todėl atsidūriu be abejo ir verslininkų dėmesio centre. Kiekvieną dieną turiu lankytojų, kurie prašo vienokios ar kitokios pagalbos ir aš turėčiau kai kurių ir atsiprašyti, nes negaliu kartais imtis ypatingai tokių smulkių temų, su kuriomis net negalėčiau šių šimtų tų temų panešti ir kaip nors su jomis susitvarkyti. Juo labiaugi nesu ministerijos vadovė su dideliu aparatu, keletas žmonių talkininkų, dauguma jų yra netgi visuomenininkai. Todėl darau tai, ką įmanoma padaryti ir aš manau, kad tas rezultatas irgi yra pakankamai svarus ir aš galvoju, kad mes dar labiau įsibėgėsim šiais metais, 2012 metais ir ne todėl, kad Seimo rinkimai artėjant, o todėl, kad įdirbis padarytas. Jau yra užsimezgusi visa eilė projektų ir pramoniniai sritys, statybos, turizmo, kaip minėjau. O čia su to susiję, žinoma, ir transporto apkrovimo dalykai, ir darbo vietų gausėjimas ir didesni uždarbiai. Tai aš tikrai visada jaučiuosi laiminga, jeigu galiu padaryti ir pasiekti rezultatą, kuris man daugiau galbūt dvasiškai, psichologiškai svarbus, bet kuris atneša naudą didesniam skaičiui žmonių. Na ir kaip visada užsiimti taip pat ir įvairiam paramos vairiom programom, priemonėm, įsijungti į kitų geras iniciatyvas ir tai labai svarbu. Bet prie ekonomikos grįžtant, be abejo, aš norėčiau galbūt dar, kad mes kokį fragmentą iš mūsų pokalbio, tarkim, kad ir vieno iš paskutiniųjų pokalbių, kur dalyvavo profesorius Jasinavičius. Taigi, gerbiami televizijos žiūrovai, grįžkime trumpam į studijos link vienos iš daugybės laidų. Pažvelkime į ekonominius ryšius su Rusija. Ar verta toliau gyventi fobijose, juk viskas kinta, o mes ar patys keičiamės? Kada mes matome, kad žmonės, kaimynai, aplinka yra įvairių, truputį skiriasi nuo mūsų, tai galima tai žiūrėti, kad viskas, kas skiriasi nuo mūsų, tai yra blogybė. Ir atmest, ir izoliuotis nuo jo. Ir tada mes prarandame galimybės bendradarbiavimo ir gauti tą rezultatą. Kita vertus, galima į tos skirtumus žiūrėti kaip papildomas galimybės. Taigi Rusija ir Rusijos galbūt politika ir taip toliau ženkliai skiriasi. Ir mums pasinaudojant tais skirtumais mes galime žymiai papildyti ir savo produktais, ir mūsų verslas, ir mūsų žmonių bendravimas galim duoti naudą jiem ir kartu gauti naudą savo. Po nedidelės pertraukėlės mes vėl grįžtame į studiją ir vėl gerbiamą profesorę kalbiname mes jūs. Profesorė, pernai įvairiais aspektais buvo aktuali tema – pinigai, finansai ir bankai. Apie tai jūs pabrėžite šios laidos pradžioje. Verta dar kartą prisiminti mūsų žinomą ir laidą, dalyvaujant finansų analitikui Vladui Trukšinui. Ir jums. Nagi, trumpai mes sugrįžkime ir paprašysime, kad po jos dar kartą jūs dar pakomentuotumėte, o mes kelkimės į laidą. Bet kokis skolinimas tiek užsienyje, tiek vidaus rinkoje yra kredituojami ir išleisti apyvartą pinigai nepadengti produktais. Tai tiek bankai tą dalyką daro, tiek ir patys darome. Taip, bankus dabar pakeitė valdžia. Įdomus skaičius. 8 metų ketvirtam ketvirtį šitokios ekonomikos skolos bankai dominavo, jų dalis buvo didelė. Valdžios skola tiek užsienyje, tiek bankuose
tik vietos bankuose, sudarė vos 10% iš tos sumos, kurie buvo tuo metu. Dabar valdžios dalis 26%. Reiškia, 2,6 karto padidėjo valdžios subjektų kaip emitentų vaidmuo. Mano galva, tai labai baisus tendencijos, labai nemalonės tendencijos. Na ir dabar, štai ką jūs galėtumėte trumpai apžvelgti tą laidą, gal kelis žodžius prisiminus. Na, iš tikrųjų, ir tą laidą prisiminant, ir tai, kas vyko pastaraisiais metais, tenka sutikti su Vladu Trukšinu, kad viena iš didžiausių pasaulio problemų tai yra pinigų ir finansų tvarkymas globaliu mastu. Finansinė, taip vadinama, ekonomika, pinigų ir finansų sektorius gerokai atitrūko nuo realios ekonomikos, nuo ūkio poreikių, nuo raidos, nuo realybės ir iš tikrųjų pinigų skaičius didėjo, pinigų kiekis didėjo neproporcingai ekonomikos augimui. Tas galų gale pasiekė tam tikras pavojingas ribas ir padarė nemažai sukrėtimų pasaulio mastu. Ir jeigu ir toliau taip vyktų, tai be abejo tos krizės ilgai, ko gero ir chroniškai purtytų pasaulį. Todėl manau, kad pasaulio šalys ir ypatingai tokie dariniai kaip Europos Sąjunga, o dabar kūrėsi kaiminystė Euroazijos sąjunga, stiprėja tokios šalys kaip Kinija ir Indija ir pradeda daryti didesnį vaidmenį globaliai ekonomikai ir finansams ir duoda signalus taip pat ir dėl dolerio emisijos ir jo taikymo sferų, kitaip tariant, Jungtinių Amerikos valstijų atžvilgių. Ir visą tai, žinoma, reikalauja, kad pasaulis būtų šia prasme išmintingesnis ir kad vienas sritis, finansų sritis, bankininkystė neužgoštų ekonomikos ir socialinės aplinkos. Ir tai, žinoma, vėlgi kelia didelius reikalavimus ne tik tų institucijų, kurios tvarko finansus ir bankus vadovams, specialistams, bet taip pat ir vyriausybėms, kurios turi vesti dialogą ir prižiūrėti tų institucijų vaidmenį, ypač vyriausybės tokia galbūt abstraktesnė prasme, kada mes kalbam apie ES komisiją ir parlamentą, kitas tokias institucijas tarptautinės, kurios turėtų prisimti daugiau atsakomybės, kad nebūtų išbalansuota būtent ta finansų bei realios ekonomikos sąveika. Štai tą kryptį, manau, mums teks dirbti ir 12 metais ir ateityje, bet tai yra be galo sudėtingas iššūkis netgi bristi į tą tematiką, bet džiaugiuosi, kad Lietuvoje yra ekonomistų, kurie tai daro. Yra ekonomistų tarptautiniu mastu. Ir 11 metais Tarptautinė ekonomistų sąjunga, o pernai aš tapau jos viceprezidentė, kaip tik šiai temai skiria daug dėmesio, be abejo, ekonominės finansinės krizės kontekste. Tik tai klausimas yra, ekonomistų yra, bet ar jie juos kas nors girdi? Čia yra esminis. Taigi, Lietuva šiemet turėtų įsirinkti tokią valdžią, kuri pirmiausia girdėtų žmonės ir jų nepiltų ir girdėtų profesionalų specialistų žodį ir patarimus, o ne improvizuotų, mokytus ir populistiškai kam nors pataikautų. Ačiū gerbiami profesoriai, gerbiami televizijos žiūrovai, šiuo mes savo laidą ir baigsime, atsisveikiname neilgam ir žinome, nagi gal pagaliau būsime tas lietuvis, kuris jau kelintą kartą ant grėblio nebelips ir vadovausimės savo sveiku protu, išmintim, patirtimi ir prisiklausysime daugiau, ką sako mūsų nuovoka ir pabandysime, jog mus girdėtų ir išgirstų.